O kaip ir minėjau klausimai, jeigu bus klausimų, tai tikrai mes esame linkę pasidalinti po to. Sveiki dar kartą. Artūras daug papasakojo, kas vyksta, kas vyko. Pirmiausia, turbūt kiekvienas susiduria su tokiu mintim, kas iš to? Tas kyla, tas krenta, dabar pigų, brangu, kaip iš to išnaudoti situaciją, kad galėtumėm kažkokį turėti ekonominę naudą. Būtent dėl to bandėm sukurti metodiką, kurie bet kuris investuotojas, būtent paprastas investuotojas, neturintis didelių laiko resursų, galėtum būti kažkoks tiek savo verslą turintis, tiek studentas, kad jam nereiktų skaityti, naršyti daug medžiagos, užsakinėti papildomas medžiagos, daryti tyrimus, jis turėtų kažkokią tai metodiką ir jie taikydamas galėtų tikėtis kažkokio tai ekonominio efekto. Na ir kuriant šią metodiką, pagrindinės filosofinės vėjas buvo tas, kad rinka apskritai yra iracionali, o tai yra todėl, kad rinkos dalyviai yra iracionalūs. Tiksliau jie daro savo sprendimus, remdamiesi, iracionaliais dalykais. Pavyzdžiui, godumas arba baimė, turbūt pažįsta žmonių, kurie, kai pakrito viskas 50%, viską prasidavė, pakilo gal 50%, vėl nusipirko, paskui 10%, vėl pardavė. Ir tai yra iracionalus dalykas, bet tai yra paprasti investuotojai. Dažnai fondai, kurie seka indeksus, taip pat daro iracionalius sprendimus. Pavyzdžiui, įvyksta krizė, trūksta likvidumo, jie turėtų parduoti vieną akciją, bet jos neina parduoti, pardavinėja visą kitą. Tai ne pagal strategiją, iracionalu. Idealių variantų reiktų šio iracionalumo vengti, nes būtent mūsų manymu jisai sugeneruoja didžiausius nuostolius. Ir idealių variantų, jeigu dar tą iracionalumą pavyktų išnaudoti, galbūt galima tikėtis didesnės vidutinė grąža. Didesnė vidutinė grąža, aš turiu minėjau, 5-7%, tai yra normaliai grąža, mano nuomonė, iš akcijų rinkos stebuklai baigėsi, kai būdavo traktuojama, kad 20% tai šilnus fondas ir mažiau nereiktų tikėtis. Tačiau įvyko krizė, viskas sustatė vietas. Išnaudoti iracionalumą, labai skambi frazė, reikia kito dalyko. Mūsų nuomonė, disciplina yra kertinis akmuo bet kurioje veikloje ir be disciplinos investuojant, tikėtis gerų rezultatų yra labai sudėtinga. Nebent jūs turit 19 pojūtį, kada pirkti, tada parduoti, jūsų draugai yra investavimo asai, kurie kažką sugeba, bet dažniausiai, turbūt iš praktikos irgi žinot, kad dažnai tokie emociniai sprendimai nedisciplinuoti, vienaip ar kitaip nesuteikia norimą grąžos. Todėl būtina disciplina. Trečias dalykas, turint metodiką, kurią apibrėžia discipliną ir žinant, ką tu nori, kokiu metodu tu tai darysi, tai yra išnaudojant iracionalumą. Reikia tą savo hipotezę bandyti patikrinti. Nes vėl, jeigu aš pasakysiu, reikia pirkti žemai, pirkti kaip pigų, parduoti kaip brangu, nieko nesakantis dalykas, jeigu bandysim tai praktiškai pataikyti. Bet jeigu paskaičiuotumėm, kad jeigu nukrenta 20%, tada mes perkam, kai pakilo 50%, mes parduodam, čia jau kažkas artėja į kiekybinę įvertinimą ir tai mūsų nuomonė yra esminis dalykas vertinant strategijas. Ir kadangi, kaip minėjau, kad galėtų bet kas naudoti, reikalinga, kad tai būtų paprasta, lengvai gyvenama. Tikslas, be abejo, primityvus, pasiekti didesnę grąžą, sumažinant riziką. Turbūt, primityviau neįmanoma rašyti, bet bent jau mūsų praktika tokia, kad Lietuvoje antroji šio teiginio dalis kiek mažiau žinoma, sumažinti riziką, puiku, bet jeigu pelnas geras, tai kam tą riziką žiūrėti, geriau yra kiti rodikliai, pavyzdžiui, uždirbti pelną per trumpesnį laiką ir panašiai. Taigi, šį skambų pasakymą mes stengiamės gyveninti su pagrindiniu turto klasės pagalba. Kodėl? Turbūt pastebėjot, kad anksčiau daug kas mane Kinija, Brazilija, tai visai kiti kraštai, čia problemos JAV, kas čia gali būti Kinijai, ten tai tiesiog prasideda, bet krizės įbėgėjo, krito visi dar smarkiau.
Taigi būtina portfelėje turėti įvairių turto klasių, pavyzdžiui, nekilnojamo turto, aukso, kuri šioje kategorijoje priskaitau prie valiutos. Taip pat reiktų obligacijų ir žaliavų, nes kiekvienoje ekonominėje ciklo stadijoje politinėje situacijoje gali būti skirtingi instrumentai, kurie gali šaukti. Na, pavyzdžiui, nesiginčysim turbūt, kad kai ekonomika auga, akcijos yra neblogas sprendimas alokuoti savo pinigus, bet esmės situacijose, obligacijos turbūt būtų geriau negu akcijos. Ir kaip žinom, korporatyvinis. Taip. Būtent turint įvairius turto klasių instrumentus, mes galime tikėtis, kad esant sunkiom situacijom mes nepateksim į tą pačią problemą, kur pateks, tarkim, populiariausias instrumentas akcijos. Yra nemažai mokslinės literatūros, mokslininkų, kurie teigia, kad apskritai pačios turto klasės teisingas parinkimas sudaro 90% investicinės grąžos. Pavyzdžiui, nėra taip svarbu, kurį jūs pirksit, ar, pavyzdžiui, Šiaulių banką ar Ūkio banką. Galutiniam rezultate jūs susirinkot akcijas ir tai jau 90% lems jūsų bendrą grąžą. Taigi, dėl to mes nežiūrėsim giliai, nesigilinsim, neįsim į patį smulkiausią kategoriją, tiesiog yra abstrakčiai pagrindinės turto klasės. Kaip ir minėjau, skirtingi instrumentai skirtingom ekonominiam ir ciklo situacijom, bet, sakysit, skamba gražiai, tačiau reikia kažkokio metodo. Kaip tą dalyką įvertinti, pavyzdžiui, ar dabar yra recesija, ar dar ne. Ar dabar prasidės didelės infliacijos laikotarpis ar ne, ar palūkanos kils ar ne. Ar dabar vis didėjantis moterų užimtumas kažkaip įtakos bendrą IT, tarkim, sektoriaus vystymas ir panašiai. Yra daugybė, o jeigu kas, kad sukurti modelį, kuris apimtų ekonometriją, rinkų sentimentą, geopolitinę, socioekonominę situaciją, yra, mūsų požiūriu gana brangus dalykas, jeigu apskritai gyventinamas. Todėl paprasčiausias dalykas, kas jau viską į save įskaičiuoja, yra kaina. Jeigu jau tam tikra turto klasė kyla, reiškia, tam yra kažkokia fundamentali priežastis. Pavyzdžiui, gali būti priežastis, kad didžioji dauguma pasaulio konsultantų investicijų tiesiog pardavinėja aukso kaip instrumentų idėją. Ir investuotojai per daug nesigilindami perkai. Atsiranda injekcija ir kurį laiką vyksta tokias bangelės. Nekilnojamas turtas, bangelė pakyla, paskui žinom, kas svarbiausia. Turėti metodiką, kada išeiti. Šiam tikslui mes padarėme dinaminės rotacijos principą, kad kiekvieną mėnesį yra perkamas 2 inertiškiausios turto klasės ir kas mėnesį keičiamas. Taip mes išvengsim to, kad konsultantas mums pardavė idėją, kad reikia, tarkim, su žemės ūkio sudėtos obligacijas. Mes pradžioje dažniausiai viskas būna gerai pusę metų, po metų baigėsi vis tiek esame minuse. Tai šią mes problemą išimam būtent, kad kas mėnesį portfelis yra pertvarkomas, kartais kardinaliai, kartais pusę metų niekas nesikeičia. Čia kodėl instrumentai, kuriais operuojama, kuriais buvo atliktas testas, kaip minėjau, akcijos, obligacijos, žaliavos, valiuta ir nekilnojamas turtas, mūsų nuomonė geriausiai, jeigu mes norime investuoti į tam tikras turto klases, yra ETF instrumentai, būtent indeksiniai instrumentai, kurie seka tam tikrus indeksus, o ne patys fondai, kurie jau, tarkim, yra emerging markets, kažkoks fondas. Nes vėlgi ten yra valdymo mokesčiai, įėjimo mokesčiai, galimų klaidų tikimybė, nežinom, ar valdytojas yra patikimas, jeigu neturime istorijos kas 10-15 metų. Vėl geriausiai tą dalyką atsako indeksiniai dalykai, indeksiniai fondai ir jeigu bus įdomu, vėliau galėsim grįžti, jeigu kažkada domis. Būtent dėl konkrečių instrumentų. Čia matom, kaip įvairiais periodais kito portfelio vertė valdoma būtent pagal paprastą metodiką išsirinkant inertiškiausią, 2 inertiškiausius instrumentus. Matom, kad recesijos čia šiek tiek projektorius neužfiksuoja pavilkimo,
Bet žinom, kad maždaug nuo 1 iki 2 metų akcijoms nebuvo geras periodas, tai būtent S&P 500 indeksas yra atvaizduoja momentum strategijai, tai taip pat nebuvo geriausias laikotarpis, tačiau kritimų mes nebūtume užfiksavę tokių kaip S&P 50% kritimų, didžiausias kritimas apie 17,5% būtų buvęs. Bet esmė tame, kad geriau susigautumėm, kaip atrodom įvairiom situacijom. Per pastarąją recesiją būtent portfelyje buvo šiek tiek keičiami iš akcijų, obligacijas ir panašiai, todėl matom tokias vizaką čia 8 metų. 8. Bet bendrai sudėjus, ten, kur prasidėjo krizė, portfelio vertė krizė pasibaigus, na, jeigu tai pasibaigė, portfelio vertė buvo ten pat. Be abejo, S&P 500, jeigu būtum laikę, kur kas atvaizduoja bendrą akcijų tendenciją, na, turbūt pajutot ir savo portfeliais, kad akcijas kartais krenta. Čia giliau, jeigu kažkam bus įdomu, galėsim pasižiūrėti atidžiau, bet šis esminis dalykas yra, kad kiekvienam mėnesį atvaizduojam, kokie buvo pokyčiai, bet trumpai statistikai galiu pasakyti, kad 62% visų mėnesių būtų buvę pagal momentų strategiją valdomo portfelio aukštesnis rezultatas negu S&P. Tai gali būti ne -10, ne -9, pavyzdžiui, procentai. Plius 7, o ne +5. O jeigu žiūrėtume 12 mėnesių periodus, tai tokių periodų 82% būtų geresnis rezultatas sugeneravę.